Taigi zdaro visi, čia yra mano pirmasis video blogas ir jame kalbėsiu apie šitą kambarį, kur aš stoviu. Taigi jis turi, kaip matote, 1, 2, 3 ir dar už šitos spintos 4 sienas. Čia yra paveikslas, bet šiame video blogė aš jo nerodysiu, nes reikia tiesiog jį pamatyti kitam video blogė. Ir neaišku, ar jūs jį pamatysite, ar pamatysite. Ir dar visa esmė yra, čia stovi telikas. Aš nesu, tiesą sakant, tas interneto dizaineris, kuris čia galėtų jums parodyti viską, bet dabar vaikščiodamas neturiu visiškai jokių idėjų, ką galėčiau pasakyti. Bet štai lygintuvas jisai yra visiškai ne bet koks, nes tiesą sakant, jisai purškia vandenį ir garus. Tiesiog reikėtų jį įjungti į rozetę, elektros lizdą ir tada jisai veikia ir būna karštas. Gerai. Kita esmė dar yra, kad turiu lempą, 4 lempas iš tikrųjų, bet tik tai viena veikia. Nesvarbu, aš šitam kambarį labai daug nebūnu, nebent atsiguliu ant grindų pagulėti, arba pamedituot, arba pakurti video blogą kaip šis. Gerai, sekantis etapas yra, kas kambaryje šitam tokio natūralaus ir gražaus, tai yra grindys, kurios kiekvieną čia manęs iš tikrųjų nieks neapvogtų ir aš girdėčiau bet ką, nes tik tai įėjus šitą kambarį jos pradeda girgždėti ir tie garsai. Aš miegu iš tos spintos, ten yra lova, irgi gal parodysiu kada. Žodžiu, grindys girgžda dėl to, nes jos yra per daug gerai sudėtas ir tie tarpai. Čia yra fizikinis dėsnis, man atrodo, kaip ten šilta ar šalta kažkas būna ir ten tos molekulės keičiasi ir dėl to jos girgžda. Naktim iš vis ten visokie garsai iš visų pusių ateina, bet čia nesvarbu. Ką tik atsikėliau, o dabar yra 1:30, prašau 3 ir atsikėliau dėl to, nes vakar buvom su draugais, daug šnekėjom ir pramiegojau šiandien darbą. Dirbu strojkėse ir dar kartais tenka papilsti talų kitai chebrai. Popšim, esmė tokia, kad neturiu kas veikia, šiek tiek užsigrūzinau šiandien, nes vis tiek į darbą nenuėjau. Pravalas. O šiaip ką, mėgstu laisvalaikiu fotografuoti, mėgstu kurti muziką, turiu B kategorijos teisės, mašinos neturiu, man 19, vardas nesvarbu, nes čia yra anonimiškas video blogas. Toliau esmė yra tokia, kad laisvalaikiu dar norėčiau kažką paveikti, bet nežinau ką. Žaidimai jau nebeužveda kaip senais laikais, taip kad sėdėtum ten iki 3 parų nevalgęs ir tik tai ant vandens arba kavos, arbatos, nesvarbu. Svarbiausia yra tas, kad ko siekiu kurdama šiuos video blogus, ar ne? Aš iš tikrųjų į kamerą kalbu labai atvirai ir be jokio melo ir norėčiau tiesiog pasakyti, kad šis vlogas ir vien dėl to, kad užsidirbčiau daugiau litų. Nežinau, ar tai reikėjo pasakyti iš esmės iš tikrųjų ir taip toliau, bet galvoju, kad pinigai niekam dar nepakenkia, ne? Aišku, juos valdyti reikia šiek tiek žinių ir atsakomybės, kas be ko. Aš jos kol kas neturiu, nes neturiu pinigų. Ir tai va, jeigu viskas gerai, prasisuksiu, padarysiu dar įdomesnių blogų. Jeigu išeis, aišku, žiūrėsiu čia, kaip viskas vyksta. Ir dar ką čia galiu papasakoti. Buvau šiais metais Norvegijoje, šį vasaros sezoną ir ką ten veikiau. Ten skyniau braškes fermoje. Sekėsi gan neblogai ir va grįžau į Lietuvą, niekur neįstojau, nes kadangi dirbau užsienį ir neradau tam laiko, kad į Lietuvą kažkur įeiti, neradau tų takų ir tų durų, nes mano raktelis buvo kažkur paslėptas. Gerai, esmė dabar prieinam prie kitos temos, kad
grįžęs į Lietuvą, dabar gyvenu vienas ir galėčiau nuomotis butą su kažkuo, gyvenu Utenoj. Butą galėčiau nuomotis geriausias variantas, aišku, tai būtų pana, kuris studijuoja kokioj Utenos kolegijoje arba šiaip nori gyventi Utenoj. Ir už butą mokėsi tu, o gyvensime abu. Nu čia, va, ką tik šūkį sugalvojau. Žodžiu, sakiau, kad aš irgi dirbu, ne? Gerai. Toliau, nežinau, čiūvai, kaip su čiūvais, čia ne, geriau tik tai gal panas tegu atvara. Nu, nebent čiūvas turėtų dachuje litų, galėtumėm prasukti kokią varkę. Tada, jo, nu, bet čia irgi labai to netraktuoju kaip aukštam lygi. Bet, nu, žodžiu, suprantat. Aha, kas dar? Ką dar galiu jums papasakoti, dar didelis smūgis man buvo į širdį, kad sudeginau savo kompo kolonkės. Tai dabar tenka tik tai naudotis ausinėm. Dėjom, bum. Nu, vopšim, ką čia dar? Nu, nesu aš labai ten kažkoks ypatingas, kuris galėčiau paruošti superišką ten vaizdą blogą ir taip toliau, bet tarkim, jeigu reikia pagalbos su nuotraukų korekcija arba ten vaizdo įrašų montavimu, tai tikrai galiu padėti. Nu kaip padėti? Už tą projektą jūs man duodat pinigus, aš jums parengiu tą projektą. Nu, jo, čia yra labai natūralu. Aš bent jau taip manau. Aišku, čia mano nuomonė, aplamai šitas yra visas vaizdo įrašas, taigi su jie nebūtina sutikti, su jie geriausia būtų nesutikti, aišku. Man patinka ginčytis ir diskutuoti. Aha, aišku, dar čia galiu irgi išduoti ant tokį paslaptį, kad dar savęs netradau. Ta prasme, nu kiekvienas turi savo kelią į savęs atradimą, ne? Gimė šiam pasaulį, taigi dar mano kelias toli. Kritikos iš tikrųjų nebijau, jeigu ji bus argumentuota, tai čia liuks viskas. Tai dar pasižiūrėjau, kad gyvenu 5. aukšte. Naktį vaizdas atsiveria žiauriai afigienas, švis nesveikas, susuka šarabankės. Išeini ir žiūri, šviesų būna daug ir šiaip labai smagu užmigti prie tokio vaizdą. Pas mane visą laiką langai atidaryti, kad vėjas pustų. Aišku, žiemą uždarysiu jaučiu, nes šalta. Nu ką, kaip ir man tokiam vaizdui, tai manau užtenka. Tiesiog norėjau pasakyti, kad ieškau fanų viskam. Geriausiu atveju rėmimui.